Sveikučiai! Šiandien mano kepsninėje skaniai parūkyti kiaulienos sprandinės kepsniai su medaus padažu. Turiu gabalą sprando. Iš jo galima padaryti gerą šašlyką, galima jį kepti visą tiesiog arba parūkinti. Aš tiesiog šį kartą padarysiu pjausnius. Tai supjaustau tokiais gana stambokais gabalais, kad būtų kokius per 2-3 pirštus mažiausiai storis ir tiesiog jį pamarinuosiu. O marinavimui naudoju svogūną patarkuotą. Tinka baltas svogūnas, tiesiog turėjau mėlyną, tai naudoju mėlyną. Ir naudosiu paprastus gana prieskonius. Tai tuo tarkuotų svogūnų tiesiog įtrinu mėsą, geriau prilips prieskoniai ir tiesiog mėsa pasimarinuoja. Svogūnas ne tik tai suteikia papildomai skonio, bet ir minkština mėsą. Toliau dedu druską, taip pat juodus pipirus. Man taip pat tinka prie mėsos visada kažkoks truputį aštrumas, tai aš dedu dar čili dribsnius, granuliuotą česnaką ir dedu dar kaukazietiškų prieskonių. Tikrai yra labai geras papildomas skonis. O kadangi mėsos ilgai nemarinuosiu, tai papildomai dar dedu laimo sulčių. Galima naudoti ir kažkokį kitą rūgštį, tai citrinas arba pavyzdžiui kažkokį balto vyno actą ir dar pridedu šiek tiek worcesterio padažo. Viską gerai pamaišau, kaip sakant, pamaigau, kad apkiptų tais prieskoniais mėsa ir padedu šiek tiek pasimarinuoti, kol tiesiog kaista kepsninė. O turint laiko, galima šiek tiek ilgiau pamarinuoti. Kuriu kepsninę ir palaukiu, kol anglis įsidega, tada dėsiu sistemą kartu su deflektorium, taip pat dar nulašėjimo indą ir tada jau groteles. O kad būtų rūkytas skonis, pridedu ir medienos pagaliuką, tai aš naudoju alksnio medieną. Šiandien noriu labiau rūkyto skonio, tai tos medienos uždėsiu net kelis kartus, tai to vieno pagaliuko užtenka kokiai 20 minučių pusvalandžiui. Dedu mėsą. Tai pradžiai tiesiog temperatūra kartu su ta mėsa kepsninės po truputį kyla, tai galutinė temperatūra man reikalinga yra nedaugiau kaip 150 laipsnių, šiaip 120-140 yra ok irgi. Tam, kad papildomai pridėti medienos pagaliukų, tai reikia tiesiog nuimti groteles ir viską su pirštinėmis karščio atspariom tiesiog išimti ir galima įdėti tiesiog medienos ir sudėti viską atgal. Taip pat, aišku, galima tos medienos įdėti ir po apačią, kad tiesiog rusentų po truputį į tą oro padavimo angą, bet čia priklausomai nuo to, kokio intensyvaus to dūmos norit. Dedant medienos pagaliukus į anglis, nereikėtų tiesiog labai daug jų iš karto pridėti, tai geriau įdėti kelis kartus, nei ir vieną kartą daug. Naudojant kažkokį nulašėjimo indą, dūmai paprastai mažiau pasiekia apatinę mėsos pusę, tai laiks nuo laiko ją reikėtų apversti, tai aš apverčiu net kelis kartus, kad tiesiog tolygesnis tas būtų rūkinimas. Iš esmės ir vizualiai matosi tiesiog, kad vienoj pusėje mėsa yra labiau pasirūkinusi, kitoj mažiau. Tikslas yra, kad jinai vienodai atrodytų. Viską toliau pamažu rūkinu, palaikydamas apie 130-150 laipsnių temperatūrą. O kol kepsniai rūkinasi, pasiruošiu padažą aptepimui. Tai aš naudoju taip vadinamą hot honey, tai yra medus tiesiog su papildomai habanero pipirais. Ir kad šiek tiek būtų jisai skystesnis, tai dar praskedžiu įpildamas šiek tiek balto vyno acto ir šiek tiek worcesterio padažo. Maišant šiek tiek reikia ragauti, tiesiog žiūrėti, kas jums patinka. Tai turėtų jis būti nei per daug aštrus, nei per daug krūkštus, tiesiog toks malonaus skonio padažas. Man pasirodė per daug saldus jisai, tai nutariau dar pridėti sojos papildomai. Ir pridėjus sojos iš esmės gavosi teriyaki padažas. Tai galima tiesiog naudoti ir patį teriyaki padažą arba pasidaryti savo. Mėsą pradedu aptepinėti, kai jinai pasiekia apie maždaug 60 laipsnių temperatūrą. Tai tokiu atveju iki galutinės temperatūros, kuri turėtų būti apie 72-75 laipsnius, bus kaip tik likę dar kokie 20 minučių. Ir aptepu tiesiog iš pradžių vieną pusę, tada palaukiu, kol tas padažas prikimba ir po kokių 10 minučių apverčiu kitą pusę. O aptepinėjant padažu, gerai, jeigu kepsninės temperatūra yra šiek tiek aukštesnė, tai man pakilo iki maždaug 160-170 net laipsnių, bet labai stipriai kaitrinti nereikėtų, nes su cukrum tas padažas, tai yra su medum ir gali prisvilti. Tai tiesiog apverčiu į kitą pusę, kai jau prikimba ir dar kartą palaikau apie kokią 10 minučių, kad ir antra pusė prikiptų. Tai dar maždaug kokią 10 minučių pakepu ir pradedu matuoti temperatūrą. Tai galutinė temperatūra turėtų būti virš 70 laipsnių, 72-75 laipsniai.
Tokiu atveju bus mėsa jau visiškai viduje iškepusi ir bus pakankamai dar sultinga ir minkšta. Jeigu pastebėjote, tai mano sprandinė buvo iš to galo, kuris yra prie nugarinės ir dėl to yra daugiau liesesnės mėsos, tai dėl to labai stipriai nekaitinu. Jeigu būtų tas sprandinės galas, kuris turi daugiau riebalo, tai galima būtų tikrai ir daugiau pakepti. O nuėmus kepsnius dar šiek tiek palaukiu. Tai vaizdas ir kvapas yra tiesiog fantastiški ir mėsa yra puikiai iškepusi. Man labai patinka tiesiog bet kokia sprandinė, patinka kaip ir šašlykas kepta ir arba šiaip ilgai rūkinta būna, net ir plėšyta kiauliena, bet šiuo atveju medaus tas padažas suteikia labai ypatingą skonį. Gal iš pirmo karto atrodo, kad medus ir mėsa nelabai tinka, bet tikrai labai rekomenduoju pabandyti tokį variantą. Kiauliena labai mėgsta saldų skonį, tai netgi ir marinuojant kartais naudojamas ir cukrus, bet medus yra daug geriau. Puikus variantas, rekomenduoju išbandyti. Skanaus ir iki kito karto.